Taip, nuo ko čia pradėti, ką įrašyti, ką pasakyti. Dabar šiandien jaučiu, kad prisirpo reikalas, kaip sakoma, prikaita iki tam tikros temperatūros. Pradėti rimčiau vystyti savo YouTube kanalą. At last. Ir dėti rimčiau video įrašus, nes iš tikrųjų jau turiu jų daug. Ir tiesiog jie stovi padėti kažkur tai, žinai, laikmenuose ir nerealizuoti. Va tas nelabai patinka. Tai vat, sakykim taip, daugiau dabar taip, apie ką būtų čia mano šitas kanalas. Kas kam neaišku? Kas kam neaišku? Tai principe apie visą savo veiklą, kaip sakant, kasdieniam gyvenime, kasdieniai veikloj, būtent tiesiog viskas, kas įeina į ją, įvairūs ten kažkokie tai įvykiai, kažkokie tai darbai, projektai, kažkokie remontai, bet kas, aš viską, ką tik prisimenu, ką reikia filmuoti, bedarant, tą filmuoju ir vat norisi kažkaip tai realizuoti visą tai. Dabar taip, ką norėčiau dar pasakyti, kad tikslas visada yra atsiremiama į tikslą, galutinį tikslą, ko aš norėčiau iš šių savo veiksmų, įdedant, sakykime, video medžiagą į YouTube, kaip sakant, šitą platformą. Dabar taip, pagalvokim. Pirmas punktas būtų, sakykim taip, toks kaip ir svarbus momentas, jog YouTube platformą ketinu panaudoti tarsi kažkokį cloudinę laikmeną, talpyklą, kurioje laikyčiau savo tuos video kaip backupinę, atsarginę kopiją tiesiog, elementaru, paprasta. Jo, tiesiog turėtum namuose, ten kažkur kitur pasidėjęs ar ne laikmeną ir tame tarpe ir YouTube susidėjęs viską. Kodėlgi ne? Antras irgi įeina panašiai kaip archyvas, va štai kaip archyvas šitų visų video, visų įrašų ir plius, jog gali visada atsidaryti, staigiai pasižiūrėti pagal datą prieš kažkiek tai metų, galbūt net ir senovę save pasižiūrėti, jaunystę pasižiūrėti, bet senovę žiūrint iš dabarties pozicijos. Tai va tas momentas labai gerai, kaip sakant, analizuojant savo gyvenimą, savo veiksmus, savo progresavimą, savikritikai, savianalizai. Čia yra labai geras momentas, visada galite pasižiūrėti. Plius ta platforma YouTube'inė, sakykime taip, yra gana patogus dalykas, gali tiesiog atsiversti tuos failus visada, bet kuriam taške pasaulio, kaip sakant, visur yra prieinama. Jeigu namuose laikai tas savo talpyklas, tai neprieisi, o prie YouTube visada prieisi, kaip sakant. Gerai, tai vat antras buvo punktas. Toliau, sakykime, trečias, ko nesvarbiausias būtų šiame sąraše, tai būtų, sakykime, pateikti tą informaciją, tą patirtį, ne? Tą, sakykime, įdirbį, visus tuos patyrimus, žinias, kaip sakant, kaip aš darau kažką, ar nepateikti kam, pateikti visam pasauliui. Žmonėms, kurie galbūt irgi su tuo kažkuo panašiai yra susidūrę ir kyla klausimas, kaip padaryti tą ar aną. Kaip ir man, aišku, daugeliu atveju yra kilę klausimų, daug esu naršęs po YouTube, daug ką žiūrėjęs. Dažnu atveju visada puolu daugmaž daryti pats nežiūrėjęs kažkokius darbus. Tačiau po to eigoje galbūt ir pasižiūriu, žinai. Vis dėlto paįvairinti supratimą. Tai va, tokie momentai. Tai
trečias punktas, ko nesvarbiausias, tai yra pateikti, parodyti, kaip sakant, pasauliui ir žmonėms kai kurios momentus ir tiesiog jiems patiems gal įdomu, tiesiog, žinai, dabar žiūri žmonės tiesiog, kad įdomu, kaip tas ką daro, kaip tas gyvena, kaip tas tiesiog kažkokia atrakcija, žinai. Šiuo atveju mano kanalas būtų daugiau, galbūt sakyčiau, būtų iš statybų srities, nes pats, štai, statau savo sodybą, namą, įvairius kitokius statinėlius, kitokie darbai, žemės darbai ir taip toliau, įvairios rūšies. Tai iš to tipo, kaip sakant, video būtų didesnėje dalimi video, šitokie būtų. Daugiau ten įvairūs, sakykime, įvairūs remontai, kažkokie tai projektai, įvairūs darbeliai, darbai, kažkokie tai įvykiai, kažkokie, vienu žodžiu, įvairių srities. Tai vienu žodžiu būtų iš gyvenimo, grynai gyvenimo vlogas. Daugiau, aišku, tam kanale dabar jau šią dieną yra šiek tiek pridėta, nedaug ten. Ten įvairūs remontai, tvarkymai, kažkokie tai programų kūrimai, įvairūs apžvalgos, įvairios daiktų, kažkokių tai įrenginių, aparatų ir taip toliau. Remontai, kaip sakiau, jau įvairios technikos, kažkokia specifika, nes pagal profesiją elektronika yra, kaip sakant, ir su kompiuteriais susiję įvairūs priežiūros, tvarkymo, remontavimai, taisymai. Tai ir tokių, žodžiu, įvairios srities, iš tikrųjų labai plati sritis mano. Muzika taipogi, daug kitų sričių. Dabar neįsigilinsiu, neįsivelsiu į tą visą aprašymą, gal kitą kartą. Tai bet pagrindė bus, noriu pradėti šitą statybų visų video įkelimą, nes tikrai yra daug susikaupę. Ir visą laiką, jau, man atrodo, eilę metų galvoju dėti. Kodėl nedatraukiu iki to? Tai net nežinau. Galbūt to laiko trūkumas. Vis galvoju, gal reikia, nenoriu dėti, žinai, apgalvoju viską. Reikia, supranti, viską apšlifuoti, video visokius, dadėti visokių bairių, visokių nesąmonių, visokių. Ir taip tas laikas nusitempia. O pagal idėją manyčiau, kad reikėtų dėti kuo paprasčiau, kuo greičiau. Nufilmavai, viskas, keli į YouTube. Nes taip tai gaunas labai ilgas užsitęsimas, labai susikaupia ir visi gaunas tokio kaip, visi praėję video, kaip praeitis gausis. I'm sorry, are you from the past? Gerai, tai tokie momentai. O tarkim, kas dar iš punktų tų tikslų, tų vadinamų, nežinau, kokie tikslai pas kitus, pavyzdžiui, dedant video šituos kurti į YouTube, be abejo, manyčiau, pagrindė pas visus yra pinigai. Tačiau kažkaip tai, žinot, kažkaip tai man nesitikė. No chance. Kad kažkas mokės tuos pinigus už dyką, kaip sakant. Taip, aš be abejo, čia, kaip sakant, aš įdedu be galo daug to, kaip sakant, darbo, turint omeny ir atliekant patį darbą ir įrašinėjant video, taip, po to apdorojant, įkeliant ir taip toliau, čia be abejo, čia yra gyvenimo laikas. Pats brangiausias dalykas yra gyvenimo laikas. Oh yeah! Taip, taigi galiu pasakyti iš karto, kad tikėtis kažko daug nesitikiu. Tiesiog pagrinde man yra patys pirmieji tie 3 punktai, kuriuos išvardinau. Jo dedant video į YouTube. O ketvirtasis bus kaip bus. Bus kaip bus. Tai kaip ir dėl tų pinigų monetizacijos, kaip sakant. Jo. Bus kaip bus. Jeigu prisidės kažkokie tai, reiškia, tai kapeikėlėmis, tai valio. Ačiū.
puiku, bet kol kas, aišku, pradžioje nėra ko tikėtis, suprantu. Tai va, tokie keturi punktai, manyčiau, daugeliui irgi va šitie tikslai yra ko nesvarbiausia, nežinau, kažkaip tai neišgirdau iš nieko va šitokių vat, argumentų, kaip sakant, dėl tikslų dedant į YouTube'ą. Galbūt tiesa kitiems, galbūt yra kažkoks penktas, pavyzdžiui, išgarsėjimas, kažkokia garbėtroška, kažkokia šeštas galbūt kažkoks savęs parodimas pasaulyje, ar ne, gal kažkam labai norisi rodyti save. Aš galbūt ir nesu toks jau, žinai, mėgstantis dėmesį, kažkoks į save mėgstantis parodyti, lysti į, kaip sakant, dėmesio centrą, toks labiau, sakykime, intravertinės krypties. Jo, kur tiesiog žmogus mėgsta daryti labai kruopščiai, tvarkingai, atsakingai ir taip toliau, žinai. Kur nemėgsta kažką galbūt užmesti kitam ant pečių, pasikliauti kitų ir taip toliau. Galbūt aš vat būtent pasikliauti kitais ir nelabiau mėgstu. Labiau. Gerai čia suskambėjo. Na, žodžiu, tai va tokie dalykai ir, kaip matot, tų tikslų gali būti daug, bet man buvo štai šitie pagrindiniai išdėstyti. Tai va, manyčiau, aš kiek sugebėsiu, kiek suspėsiu, svarbiausia, kiek suspėsiu, tiek dėsiu jo vidosikus, nes esmė tokia, kad vis dėlto reikia ir padaryti, sakykime, tos darbus, kuriuos filmuoji. Taip. Kaip ir nelabai yra kada filmuotis žaisti, žinai, ten su tom kamerom ir taip toliau. Kaip šaltoka, šiandien jau rugsėjo 22, tarp kitko 25 metai. Jo, ir labai atšalėjau šiandien, vėjas vakarinis pradėjo pūsti, lietus lyja, šalta tikrai, o vakar buvo žiauriai vasariška. Žiauriai tiesiog. Vasariška, karšta diena, karšta. Жара становится просто невыносимой. На приборах можно яичницу жарить. Buvo 23 laipsnių kokie, o šiandien jau tik 12. Va, toks kontrastas temperatūra. Daugiau iš kažką tokio pasakyti šitam video. Nežinau net ką daugiau. Tiesiog bus eigoje viskas. Galbūt daugiau tokių monotonikų visokių ir monologų kažkokių galbūt rečiau bus, bet stengsiuosi daugiau dėti patį procesą, tą video su procesu, su kokiu darbiniu kažkokiu atliekamų darbų. Taip, tiesa, dar momentas noriu pastebėti, kad vis dėlto galbūt nedėjau video, žinai, dėl ko jaučiu, kad nes galvoju, noriu pradėti nuo pradžių, nuo statybos pradžių pradėti dėti. Taipogi, filmavau, įrašinėjau viską, kiek įmanoma buvo, kiek buvo tais laikais tą techniką įrašinėjau, tai vat galvojau vaikų bėgant pradėti dėti, bet paskui žiūri tie archyvai kažkur nusidėjo giliai, sunku rasti juos, darbus reikia atlikti, o čia turėsi knaisiotis po tos archyvus, video, ieškoti jų, vienu žodžiu, ir tas va toks va barjeras susiformavo. Noriu pradėti nuo pradžių, bet tingi susirasti, arba tingi pradėti, tingi tiesiog naują darbą savo užsikrauti ant galvos. Tai va, o dabar jau pradėjo taip spausti galvą, toks slėgis, tiesiog slėgis. Spaudimas, žinai, iš viršaus, tų video prisikaupė krūvos, jos kaupėsi kiekvieną dieną, jų daugėja ir daugėja, suprantu. Ir kažkaip tai norisi kažkaip realizuoti juos, tos video. Tokiu būdu pamatysi daug įdomių dalykų. Ne tai, kad aš kai sėdžiu ir išneku. Čia gal ir visiškai neįdomu, aišku. Bet bus įdomesnių dalykų. Manyčiau, tikrai kažkas pasisemsit kažkokios žinių, informacijos, kaip galima padaryti tą ar aną dalyką, kaip galima pastatyti namus
vienas žmogus kaip gali pastatyti. Tai va, tokie dalykai. Čia daug užsitęsė šitas video, taip kad sveikinu užėjus į mano kanalą. Būtinai pasirašykit, nes kitaip negausite, kaip sakant, pranešimų ir pasiūlymų žiūrėti. Tai, kas įkeliama naujai. Kaip sakiau, o bus iš įvairios srities. Tai va, dabar stengsiuos kažkaip įkelinėti po truputėlį tuos video, nes juos reikia kartais, žinai, apdoroti, įkelti, paruošti ir taip toliau. Tai va, tokie dalykai, pasirašykit būtinai. Ačiū jums visiems už dėmesį ir manau tikrai nenusivilsite, nes bus tikrai įdomu. Ir plius, kaip sakiau, pirmam, antram punkte iš tiksų man pačiam bus įdomu pažiūrėti į tuos video praėjus kažkiek laiko. Ok. Jeigu turit kažkokių tai pastebėjimų, minčių, puiku, komentarai tam skirti. Ar yra klausimų kam nors? Kam kyla kokie klausimai? Gerai. Ir iki susitikimo sekančiuose videoose. Kaip aš pasakiau? Videoose. Ir video. Ok. Skanus. Labai skanus šitie skanučiai statybose. Nepaminėjau, esu vardu Arvydas. Ir ačiū visiems už kompaniją. Iki pasimatymo.